Sveiki, tai žodžiu, ką tik mes persikeliam su keltu į Neringą. Šiandien keliausim aplankyti senus vokiečių įtvirtinimus. Aš nežinau, kaip iš tikrųjų apibūdinti. Tokie sunkus pavadinimai, kad net negaliu iš tikrųjų ištarti. Bet prieš lėktuvinės gynybos įtvirtinimai gaunasi. Ragaujam? Ragaujam. Pirmiau aplankysim pagal idėją laivų kapinės senas, kur seniau nebe išsimokėdavo žmonės išlaikyti laivų. Jie tiesiog palikdavo čia. Tai va tiek va. Tai va, aplankėm tas laivų kapinės ir dabar jeigu pažiūrėsim žemėlapį, galiu parodyti žemėlapį. Tai va, dėjom laivų kapinės va štai čia, o čia persikėlėm ir dabar keliausim iki apačios ir čia bus pirmas taškas. Gerai, einam. O kur čia eit? Pasižymim tada. Taip. Tai čia kažkur, ne? Einam. Jo. Paskatinti reikia. Oi, bl... Gali dabar tu eiti į apačią pafilmuoti. Atsakau, rasi dar imitacinį. Dar, blėt. O, dar. Dar radai. Bet nebeturim sujungimo link. Tai va. Atėjom iš tos pusės gerus 3 km, nefilmuok labai toli, labai sunkiai. Ir dėjom antrą bunkerį. Taigi mes dabar atėjom į priešlėktuvinę artilerijo bateriją FLA-2. Kitaip vadinama aš jau namie. Ką na, priešlėktuvinė. Girdėjau, kas yra lėktuvas. Kaip manęs klausi? Didį Einstein. Eik tu, na. Buvo gelžpatunis vadinasi. Va, tai čia modernus menas. Išplatinti kambariai, tai yra tiesiog išėmėm duris. Bet čia tipo didesni kambariai dabar išeina. Tada užeinam, kai toliau čia yra koridorius su antru išėjimu. Čia to pačiu galite prisiparkuoti mašiną, bet nežinau, kaip jūs ją įvešite vidų. Tikriausiai dalim reikės per duris įnešti. Bet žodžiu, jo, yra padarytas parkingas. Čia laisvai galėtų kokios 2 mašinos įtilpti. Beje, ant sienų jo vėl paveikslai. Blemba, šiaip įdomu, tai čia šūdų kokių priklijuota, tai gal nelieščiau. Jo, tai grįžtam atgal, čia vamzdis. Taigi, čia atėjom dušą,
Jį galim prisipildyti ir čia maudytis, man atrodo dabar dar yra šlapės jisai. Jo. Tai čia yra tokia sistema padaryta, kad jisai niekada neišdžiūna. Dėl šito aš nežinau, čia neuždėjau. Jo, tai čia vokiečių dizainas, vokiečių gamyba. Tas svastika ten tiesiog... Buvo, kas įkūrė šitos pastatus, buvo iš vokiečių laikų ir jie tiesiog, jų logotipą labai gerai visi žinojo, tai jie net nekeitė. Tai čia tik dėl to. Toliau turim šikiniką. Jeigu norėsit su draugu, galit pritūpt ir bazarint su draugeliu, semkės spjaudyt iš karto į šitą. Tai visa tokia idėja. Jo, čia yra kambarys. Pratybos vyko. Budėjimas. Ir čia antras išėjimas. Tai čia tiesiog vaizdas į lauką, gamta, medžiai kieme auga. Nors nemanau, kad čia jisai augt turėtų. Seni, man atrodo, mes ne ten atėjom. Man atrodo, mes iki Prancūzijos daėjom, seni. Kodėl ten antras Eifelio bokštas? Mes netyčia užpuolėm Prancūziją. Tai vis tiek jie pasiduoda pastovi. Ai. Gerai, tai einam toliau. Čia yra Elektrin Fla1. Ir galimai kažkam nepatiko šitas ženklas, tai jį nachui sušaudė. Nuo tos pusės ėjom jau gerus 3 kilometrus tikriausiai. Tai tu nežiūrėk. Fla1 neisim, nes ten paskendo. Ir jeigu dar Elektrin, ir labai panašu į elektrinis lietuvių kalba išvertus, tai vanduo ir elektra, žinok, nelabai maišosi. Kodėl? Išėjom iš bunkerio, kuris buvo čia, perėjom šiokią tokią kopą, pagrindinį kelią perėjom, praėjom biškį džiumbryną ir dabar mes einam šiuo mėlynu takeliu, čia yra dviračių takėjas, jau gali parodyti. Ir eisime dabar iki čia, turbūt čia yra antras paplūdimys, gal kažkur gražią vietą surasim sustot, pavalgyti, papietauti. Taip, tai mes vis dėlto esam ne Prancūzijai. Čia buvo Prancūzija. Mes dabar jau čia esam prie smiltynėjo. Va čia parašyta tiksliai, ką mes lankom. Antro pasaulinio karo fortifikacijos. Buvo 6, vis buvo pastatytas žiedų Klaipėdam. Tai čia yra viena ir tada visus likusios 5 aplinkui Klaipėdą eina. Svarbiausia, kad gaisravietės yra. Eisim pažiūrėti ugnies, čia jau patys uždegsim. Varom deginti. Antra dalis baterijos, man rodos, jeigu neklystu. Tai lipam į smėlį ir filmuojam. Einam. Jam patinka pėdos. Eik tu nachui, bet pedofilės tai kurva. Smagiai, sako, na. Ai, tau irgi patinka? What the fuck? Parašytas sėdint.
ble, tai gera knyga šiaip. Čia ir Biblija rusiškai. eik tada. Radom rusišką Bibliją. Ką? Rusišką Bibliją radom. Tiesiog daiktų, ble, margarino nori? Ne, ačiū. Aš jau išpojęs. Upo! Radom cigariukų. Kamelis, čia kažkokia rusiška cigaretė. Bet žiūrėk, kokias geras mėgstinės, ble. What the fuck? Oh my fuck. Radom still water. Holy shit. Kameramenai buvo įlindę, tada dabar keliaujam šituo keliu iki paskutinio mūsų taško. Tai va, jau dabar esam mes nuo Nidos už tvoros. Nuo Nidos. Jau viskas, kelio atgal nėra. Praėjom šiandien kokios 18 km tikriausiai. Nu, plius minus. Vietos buvo fainos. Aš patarčiau varyti. Ledų nepirkit, skemas. Ane? Jo. 6 eurai. Nahu. Vandens pasimkit daug, nes mes nebuvom pasiėmę vandens. Vanduo už litrą kainuoja 2,5 eurų. Tai mum davė iš krano užsipilt. Tai blemba, Nigerijoje tokios kainos nebūtų. O ten vandens iš vis nėra. Viso gero Nida. Einam prie mūsų mašinos KFC. Stovėjimo aikšteliai. Parodysim dar mašiną. Tai va, KFC klientams. Ir stovėjom kaip KFC klientai. Karočią, KFC šūdas atvažiavome Hesburgerį.